Tai, ką turiu iš kvepalų vietoje. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad pas mane rasite ofise visada kvepalų lagaminėlį, kuriame yra visas asortimentas kvepalų virš 140. Tai yra mėginėliai, kuriuos galite patestuoti, pasipurkšti ir išsirinkti savo mylimą kvapą. Jie priskiriami yra aukščiausiai kvepalų kategorijai, tai yra extract de parfum, nes juose yra 30% parfumuotų esencijų. Kvepalai gaminami yra Italijoje, tai yra užtikrinta italų kokybė. Jie gaminami yra be vandens, dėl to puikiausiai ir ilgai išsilaiko. Naudojamas ne paprastas alkoholis, bet denatūruotas augalinis alkoholis, kuris yra draugiškai odai, nealergizuoja. Na, ką aš turiu vietoje? Dabar papasakosiu. 55 numeriukas, tai yra 70 ml. Buteliukas štai toks yra gražus, labai gražus, estetiškas, tai yra kvepalai 55 čia. Rinkoje pažįstamas saldus, gurmaniškas kvapas, neįkyrus, toksai tarsi pudrinis, mėgsta tiek paauglės, tiek moteris, įvairaus amžiaus. Kitas mūsų topinis kvapas 133 eina komplektu 70 ml plus 15 ml dovanų. 15 ml reikalingas yra įdėklas, kurį turiu taip pat vietoje, štai taip gražiai pakuotas, tai drąsiai galite tiek dovanai kitam, tiek savo. Yra turkios spalvos įdėklas. Mano įdėklai štai tokie. Jie yra daugkartiniai, labai gražus, nuo dizaino iki estetikos, iki apdirbimo. Pas mane nuo praeitų metų nei vieno įbrėžimo nieko. Labai tokie išsukami, daugkartiniai kvepalų įdėklai. Nešiotis prie savęs labai patogu. Tai mūsų šitie kvepalai eina visi, kaip ir sakiau, 70 ml plus 15 ml dovanų. 133 topinis saldus vasaros kvapas, paliekantis šleifą. Labai skaniai kvepia. Toliau turime 132 kvapą, 30 ml, tuoj parodysiu, kaip jie atrodo. Štai toks labai gražus ir mažas buteliukas, palyginant su šito 70 ml, matote, kiek yra mažesnis. Tai 30 ml. 132 kvapas yra saldus, labai rinkoje pažįstamas kvapas, saldesnis nei 133, žodžiu, wow, toksai vaisinis, skanus kvapas. 131 pas mane yra užsilikęs dar vienas, labai mėgsta gaiviai saldų kvapą, paauglės, rinkoje pažįstamas kvapas, tai drąsiai galite ateiti patestuoti ir galbūt tai bus jūsų. Dar yra senesnėje pakuotėje 100 ml, taip, kad dar išlošite ir 30 ml papildomai kvepalų. Taip, vyriškas, populiarus šią vasarą išėjęs kvapas 79, jau nepalikęs abejingų, eina buteliukų tokiu panašu, tik tai juodas marmurinis. Komplekte taip pat 15 ml dovanų, kainos labai draugiškos, moteris, griebkite savo vyrams, labai prabangus kvapas. Toliau 118, wow, anksčiau kur beidavau, visur užuosdavau šitą kvapą. Tai yra saldus prabangus kvapas. Negaliu pasakyti, kieno analogas garsiai, bet galite paklausti manęs asmeniškai. Raudonas, gražus, kampuotas buteliukas, labai skaniai kvepia. Luxury kategorija. Štai vietoje tokie kvepalai, o galima pirkti ir 15 ml atskirai, tai bus 79, 2 vienetus turiu. Jeigu, pavyzdžiui, nenorite pirkti viso didelio ir gauti dovanų, tai galite pirkti tik tai mažiuką. Ir toliau 129, wow, toks šleifinis, skanus, prabangus kvapas. Ir 61 yra vyriškas, tiek paaugliams, tiek suaugusiems vyrams tinkantis gaivus, vasariškas citrusinis kvapas. Taigi pasirinkime tikrai turiu populiariausius kvepalus, galite atvykti, įsigyti arba tiesiog ištestuoti ir išsirinkti savo. Taip pat vietoje yra ir mėginėliai namų kvapų lazdelėmis, galite patestuoti ir purškiami baldų, audinių ir užuolaidų namų kvapai.